Sveiki, brangieji. Iš tikrųjų, kaip gera dalintis labai gera žinia, kad Dievo karalystė yra čia. Čia ir dabar. Ir kiekvienas, kuris išgyvenate savo kūne kažkokią tai negalę ar lygą, aš noriu pasimelsti už jūs, kad bet kas maišo jums judėti ir džiaugtis Dievo artumu, bet koks pasipriešinimas, kuris yra jūsų kūne, kuris neleidžia jums judėti, veikti ar kažkokioj santykiuose ar finansų sferoje, aš tiesiog dabar noriu pasimelsti ir tiesiog ta malda, kad jums pastiprinimui, priminimui, taip kaip šventoji dvasia ir sakė, sako, išmokysiu viską ir viską priminsiu. Tai mane tiesiog irgi jinai paragino, kad pasimelsti, pasidalinti tai, ką aš žinau, ir kad tiesiog jums tai patarnautų. Tėve, aš ateinu į tavo akivaizdą ir tiesiog dabar aš tikiu, kad kiekvienas žiūrintis šitą klipuką gauna pilną išgydymą. Išgydyme reikškis kiekviename kūne, dabar, Jėzaus vardu, duodu gyvybę tiesiog dabar. Pilnas atstatymas visų sąnarių, kaulų, smegenų veiklos atstatymas, bet kokios vėžinės ląstelės deformuojasi, išnyksta, prakeikios tiesiog jas ir į tą vietą susiformuoja naujos kepenys, nauji plaučiai. Tiesiog pilnai užpildo tas vietas, kurios buvo pažeistos, dabar gyvybės jėga įeina į tenai. Ir Jėzaus vardu aš įskelbiu alkoholio dvasiai. Pasitrauk dabar nuo to žmogaus, tiesiog dabar laisvę nuo alkoholio, pilna laisvė. Tiesiog dabar narkotinė priklausomybė palieka žmogų. Ten, kas buvo tie kabutėse lengvi narkotikai, žolė, amfetaminas, pasitraukia dabar iš to žmogaus gyvenimo. Pilna laisvė, tiesiog dabar. Visiškas lengvumas kojose, tiesiog bet kokia venų susiraukšlėjimas, ten kur yra kojose dabar išsitiesina venos, atsistato dabar, tiesiog pilnas venų išsitiesinimas, tiesiog pilnai. Taip pat akis, viena akis kairė konkrečiai, išgyja dabar pilnai, ragainės pilnas atstatymas, tiesiog dabar. Ir viso kūno, tiesiog viso kūno išgydymas dabar. Ir taip pat odos lygos. Visos odos lygos, Jėzaus vardu aš jums įsakau, pasitraukit nuo to žmogaus, Jėzaus Kristaus vardu tiesiog dabar. Laisvė, laisvė vaikščioti Jėzuje Kristuje, laisvė mėgautis gyvenimu, taip pat finansinė laisvė, ateina idėjos, mintis dėl verslų, dėl drąsa kreiptis dėl naujo darbo, paaukštinimas darbe, visa tai, kas reikalinga, kad finansiškai klestėtumėte, taip pat laisvė santykiuose, laisvė priimti žmogų toks, koks jis yra, laisvė matyti jį išgelbėtą, išgydytą, atstatytą, laisvė mylėti tuos, kurie jūsų nekenčia. Laisvė ir drąsa, nes begalinės meilės. Tėve, aš tiesiog prašau į kiekvieną širdį įdėk tą savo meilę, kuri leidžia mylėti tuos, kurie keikia, leidžia mylėti tuos, kurie arti, leidžia mylėti tuos, kurie toli. Kad visa tai reikštųsi per tavoje meilę, Tėve, todėl aš dėkoju tau už tavo brangę šventą dvasią, kad jinai mane ragina, kad jinai man primena ir kad jinai viską padovanojo, kad mes turėtumėm šitą nuostabą amžiną gyvenimą. Dėkoju tau, Tėti, kad tu mums siuntei tokį nuostabų padėjėją. Ačiū tau, šventoji dvasia, kad tu esi čionai, kad tu mus laimini ir kad tu mus įvedi į visą tiesą. Dėkoju tau Jėzaus vardu. Amen.